Sveiki, esu knygos Meistro kelias autorius. Joje aš dalinuosi savo 30 metų asmeninio ir dvasinio kelio istoriją. Kai aš keliavau po pasaulį ir ieškojau mokytojų, aš radau labai įdomius, keistus ir unikalius meistrus. Patys būdami vakariečiai, jie labai daug laiko, apie 30-40 metų, leido Azijoje ir mokinosi iš rytų išminčių. Jie man perdavė metodiką, kaip sujungti turtingą vidinį dvasinį gyvenimą su super šiuolaikišku, aktyviu, kūrybingu, įdomiu išoriniu gyvenimu. Pradžioje kelio aš galvoju, kad svarbiausia išgyventi nuostabius išgyvenimus, atrasti šaltinį viduje ir visos problemos įsispręs. Tačiau, kai aš tai patyriau, supratau, kad taip nėra. Išgyvenus ir atradus šaltinį viduje savo džiaugsmo ir laimės, aš pastebėjau, kad mano išorinės problemos neišsisprendė. Taigi aš mečiausi į kitą kraštutinumą ir pradėjau siekti karjeros, rezultatų profesinėje veikloje ir galiausiai aš tapau sėkmingas su nuliniu realizacijos lygiu viduje. Taigi mano meistrai mane išmokino, kaip sujungti vidinį turtingą gyvenimą su super kūrybingu, įdomiu išoriniu veiklos pasauliu. Aš dalinuosi 12 žingsnių ir 3 etapų metodika. Ji mano knygoje.